Tikrai gilesnės minties negu šimtai romanų ar poezijos rinkinių nebūtų nei prasminga, nei tikslu, ypač nežinant jo definicijų apimties, nenumanant, ką autorius turi galvoje po romanų ar poezijos rinkinių etiketėmis. Kažin, kokiais ryčiai, vadovaujant jo standartais, būtų skirtina, kad ir jo paties knyga. Man regis, kad bene geriausiai jai tiktų meno populiarizacijos etiketė. Plačiausia prasme tada jos vieta būtų jau arčiau mokslo nei meno veikalų, o kasgi bandytų nuneigti poetiškumą, kad ir šitokiems posakiams apie žmogų kūrėją. Visi jo kūriniai yra atkirtis mirčiai, nebūčiai ir laikinybei. Arba kūrėjas nesiekia nieko kito, kaip atskleisti pirmapradę daiktų nekaltybę medžiagoje. Jo labiau nemanau, kad kas bandytų nuneigti šių posakių minties gilumą. Tačiau taipgi nemanau, kad su šia knyga Jucevičius būtų pretendavęs į menininkus ar poetus siauresne ir visiems priimtina prasme. Gilesnėmis mintimis tirščiausi vidurinieji knygos skyriai – menas ir dievai, kuriame svarstomas mokslo, meno santykis su religija ir filosofija, ir metafizikos užuomina mene. Poetinių atspalvių gausiausiai randame antrojoje knygos pusėje, skyriuose apie meną ir gamtą, bei lemtingieji žingsniai, apie tematikos ir išraiškos santykį, o taipgi El Greco ir Goja. Juose, kaip sykis, daugiausia savotiškų iliustracijų, autoriaus žodžiais nupieštų garsiųjų dailininkų paveikslų, kuriuose tematikos ar turinio kontūrai ryškiai apvedžiojami sodriomis autoriaus įspūdžių linijomis. Michelangelo paskutinė.